Šiandieną mano video blogas bus šiek tiek kitoks ir parodysiu, ką per dieną nuveikiau, ką valgiau. Bus įdomi diena, nes šiandieną keliausiu, taip pat ruošiuosi dabar į sporto klubą. Eisiu su asmeniniu treneriu, taigi paplušėsiu, paprakaituosiu prieš Velykas ir bus, manau, tikrai įdomu. Rytą visuomet pradedu vandenį su citrina, pašildyta mikrobangėje. Taigi čia mano pusryčiai, tai yra blynai su šokoladu ištirpintu ir įvairiausi vaisiai. Dan Farms sirupą be kalorijų ir galėsiu įkelti linką, iš kur pirkau, tikrai labai pigus, nes eBay kažkada mokėjau 8 ar 7 svarus, o tam puslapį tik tai 3 svarai. Taigi be kalorijų, be cukraus, be nieko, kartais tokiu blynus galima pasidaryti. Taip pat kava ir po kavos gersiu biotiną plaukams, nagams ir odai. Taip pat pasimėgausiu galbūt skiltelę dar šokoladą, galbūt. Viską pranešiu, ką šiandieną valgiau ir visiems skanaus. Kadangi pavalgiau pusryčius ir dar kažko noriu saldaus, tai pasirinkau tokį šokoladą ir jisai yra be cukraus, pasaldinta stevija, 85% kakava, tikrai neblogas. Ir jeigu kas norite tokio įsigyti, tai aš perku Into Derby turgelyje, kaip Eagle Market, man atrodo, jisai vadinasi, ir ten yra sveika tokia vieta, kur pardavinėja įvairiausius vitaminus. Po pusryčių aš geriu vitaminus ir noriu pasidalinti, kokius juos geriu. Nors ant šitų žuvų taukų parašyta, kad reikia gerti po 1 tabletę per dieną, bet aš geriu 2 ryte ir 2 vakare, nes paskaičiavau, kad tų žuvų taukų tenai vienoje tabletėje beveik nėra, taigi geriu po 2 ir gaunu daugiau vitaminų. Taip pat geriu šitos naujus Alive vitaminus, padarytus tik tai iš įvairiausių vaisių ir daržovių ir tikrai yra neblogi. Bent jau aš jaučiu panašią savijautą, kaip gerdavau tuos Well Woman Fitness and Sport. Tikrai neblogi vitaminai. Dabar kaip tik Boots buvo half price akcija. Tai vietoj 15 mokėjau tik 7, taip pat geriu L-karnitiną. Taip pat noriu truputėlį, kadangi pradėjau mokytis, noriu truputėlį pagerinti smegenų veiklą, tai dar nusipirkau Neurozan. Kadangi paskutiniu metu turėjau problemų su sąnariais, tai dar nusipirkau tokių vitaminų, taigi šitą išgersiu ryte ir tą patį išgersiu vakare. Taigi dar norėčiau paminėti, kad šitų vitaminų labai yra įdomi konsistencija. Tai yra guminukai. Štai tokie guminukai ir labai skanus ir man jie labai patinka, nes tai tarsi mažas desertukas. Prieš sporto klubą suvalgysiu 1 bananą ir obuolį. Taip pat nenaudoju kiekvieną dieną, tačiau kartais savaitę ar kartą 2 savaitės išgeriu Fat Burner ir jisai suteikia energijos, taip kad dabar eisiu pasportuoti su asmeniniu treneriu, tai noriu gerai paplušėti ir turėti daug jėgų. Taigi einu į sporto klubą ir dar prisičiupau saujelę migdolų riešutų. Šiandien yra nuostabiai graži diena, net yra neįtikėtina, kaip yra gražu ir saulė šviečia, tuo reikės ruoštis akinius nuo saulės. Pasižiūrėkite, saulutė šviečia. Kaip be pasimavimo sporto klube, ką? Turiu vieną patarimą. Visuomet turėkite kažką užkandžiam, belenką įsimeskite į savo tašę ar kelioninį krepšį ir visuomet turėkite sveikų užkandžių, tai tarkim obuolį, riešutų, kad ir proteininį batonėlį, prisigrėbiau tiesiog į tašę įsimečiau, kad jeigu šalkyčiau, kad turėčiau. Taip pat visuomet turėkite butelį su vandeniu,
kad nedehidratuotumėte, kad visuomet turėtumėte ko atsigerti, nes dažniausia klaida yra ta, kad žmonės būna tiesiog neišalkę, o būna ištroškę. Taigi visuomet turėkite vandens ir sveikų užkandžių. Nes sveiki užkandžiai neužima daug vietos, jie nesveria daug ir nereikės ieškoti kažko nuodėmingo. Sveiki, mielieji. Ar kas nors matėte naują parduotuvę Derby? Ten yra įvairiausių sveikuoliškų produktų, taip kad aš jau apsišopinau ir kas gyvena Derbyje, tikrai siūlau apsilankyti, nes tikrai viskas labai pigu iš tikrųjų, pigiau negu eBay'e, galite viską apčiupinėti, apžiūrėti ir tiesiog apsilankykite. Štai kokie dalykai nusipirkau parduotuvėje. Čia yra sėklų miksas, dar nusipirkau linų sėlenų, nusipirkau spirulinos, šiandieną išbandysiu. Ir taip pat du šitie už 1 svarą datulės. Bus puikus desertas, kai norės ką nors saldžiai. O turgelyje aš nusipirkau dar nuostabaus šokolado, be cukraus pasaldintų stevija. Kadangi truputėlį nusivėlinau su pietumis, tai suvalgysiu pusę obuolio. Nes jeigu nebūsiu tokia išalkusi, tai tada mažiau ir suvalgysiu. Taip kad pusė obuolio turi tikrai nedaug kalorijų, būsiu sotesnė ir mažiau suvalgysiu pietų. Mano pietus šiandieną labai jie vėlai, 4 valandą dažniausiai valgau 2 ir tai yra paprasčiausiai špinatai. Dar rūkalo papačiai, greitai įmečiau į orkaitę šaldytą žuvį ir šaldytas morkas ir ant viršaus yra lęšiai. Taip pat dar truputėlį užlašinau makadamijos aliejaus ir žalioji arbata su rūkala. Taigi tokie paprasti mano pietus. Gaila, kad taip vėlai, nes ruošiuosi Velykom, tai žinote. Kaip žinote, labai mėgstu desertus ir po pietų turiu štai tokį 3 datulės ir 1 džiovintą figą. Labai mėgstu desertus, o ypač džiovintus vaisius. Tačiau neapsigaukite, kai perkate, kad nebūtų įdėta cukraus, nes daugumoje tų džiovintų vaisių būna įdėta cukraus ir tiesiog žiūrėkite ir skaitykite. Turėti užkandžio kažkur tai pasiruošiu iš anksto. Tai yra paprasčiausias greipfrutas, truputėlį kakavos, mėlynių ir dar įdėjau spirulinos, kurią šiandien nusipirkau toje parduotuvėje. Taigi tiesiog užkandžiausiu, gražiai susivaizdu ir toliau keliausiu pas tėvus. Taigi valgiau aš tos vaisius su spirulina ir patikėkit manim žiauriai sugadino, taigi smūfiam gal ir labiau tiktų, bet ant vaisių geriau nedėkite, nes tikrai buvo labai neskanu gerai, kad dar turiu obuolį. Pas tėvus, tai truputėlį paragavau vieno patiekalo, keletą kąsniukų. Tai buvo
silkės su grybais ir truputėlis grietinės, bet labai nedaug, tik keli šaukštai. Ir žinot, kaip pas tėvus, viskas taip skanu, gardu. Ir dabar kepa lašišą. Toks truputėlį lengvas bus maistas, vienas pomidoras, truputėlis agurko ir lašišos. Ir eisiu miegoti, ir rytoj yra nauja diena, ir aš labai džiaugiuosi, nes rytoj marginsim kiaušinius, ruošimės Velykom ir tiesiog tai yra nuostabu. Taigi nusivėlinau, bet mano vakarienė yra štai tokia, pati paprasčiausia lašiša su pomidoru, agurku ir užsidėjau truputėlį svogūno bei arbatytę.